Sveiki vaikai, šiandienos tema pirminiai ir sudėtiniai skaičiai. Gerai, pirminiai ir sudėtiniai, ką tai reiškia? Trumpai tariant, pirminiai skaičiai yra tokie, kurie dalinasi tik iš vieneto ir iš savęs. O sudėtiniai, kurie turi daugiau negu du daliklius. Tarkim, pradedam nuo vieneto. Vienetas jisai dalinasi tik iš savęs. Negalima, priimta, kad jis yra nepirminis skaičius. Nepirminis. Gerai, 2. 2 dalinasi iš savęs, iš 2 ir iš 1 dalinasi. Tai reiškia, jis turi 2. Tai jis bus pirminis. Taip. Jis turi 2 daliklius. 1 ir 2. Gerai, 3. Kokius daliklius turi? 1 ir 3. Tai jis yra irgi taip. Irgi pirminis skaičius. Gerai, toliau 4. Dalinasi iš 1, iš 2 ir iš 4. Reiškia, jau yra daugiau negu 2 dalikliai, reiškia, jis yra sudėtinis. Jis susidaro iš kažkokių kitų skaitmenų. Tai jis nėra pirminis skaičius. 5. Jisai dalinasi iš 1 ir iš 5. Tai jis bus taip, jis yra pirminis skaičius. Toliau 6. 6 dalinasi iš 1, iš 2, iš 3 ir iš 6. Jau yra 4 dalikliai. Tai jis vėl bus sudėtinis, jų per daug, jų daugiau negu 2. Tai bus sudėtinis, tai jis nėra pirminis skaičius. 7. 1 ir 7, daugiau kitų nėra, iš kokių jis Tiesa, dalintis turi sveikai, neturi likti liekana. Taip, nes kitaip mes galėtume bet kokį skaičių iš bet kokio padalinti. Bet realiai mes kalbam tik tai apie sveikas dalis, kad pasidalina ir neliko jokių liekanų. Tai S7 yra pirminis skaičius. Ir gerai, ir toliau. Jau aš nerašysiu, bet ir taip suprantat, kad 8 yra daugiau negu 2 dalikliai, ten 1, 2, 4 ir taip toliau. Tai jis nėra pirminis skaičius. 9. Irgi taip pat 1, 3, 9 turi, tai jis nėra pirminis. Ir 10 irgi turi 1, 2, 5 ir taip toliau. Ir jis nėra. Sekantis pirminis yra 11, iš 1 ir 11 dalinasi. Ir taip toliau. Aš toliau jau nebeskaidysiu, bet iš esmės supratom, kad pirminiai dalikliai turi, pirminiai skaičiai turi tik tai 2 daliklius. Vieną ir save patį. Kiti skaičiai yra nepirminiai skaičiai, jie dalinasi ir iš 1, ir iš savęs, ir iš krūvos kitų skaičių. Ir iš tų pačių pirminių ir nepirminių gali dalintis, tarkim, imam kokį nors ten 20. 20 dalinasi ir iš 1, ir iš 2, ir iš 4, ir iš 5, ir iš 10, ir iš 20. Tai kaip matome, iš pradžių liktai eina pirminiai skaičiai, 2, 5, bet yra ir 4, ir 10, yra nepirminiai dalikliai. Taip, gali dalintis iš bet kokių skaitmenų. Jeigu jų daugiau negu 2, tai yra nepirminis skaičius. Jeigu yra tik tai 2 dalikliai, pirminis skaičius. Ar aišku? Turim klausimą? Kol kas ne, gerai.